Sveiki bičiuliai, prasidėjus vasarai, ko gero kiekvienas keletą ar keliolika kartų išsiruošėte žygius su baidarėmis, žvejybas, kažkokia šiaip pasiplaukiojimus upėmis, ežerais ar net jūroje. Ir tiesiog vienas nemaloniausių dalykų, kuris gali nutikti, tai tiesiog paskandinsit savo telefoną, jį teks keisti, paskandinsit raktus ir tiesiog signalizacija nebeveiks, ar nežinau, pinigus užlapinsit, teisės ar kitus dokumentus. Tai tam apsisaugoti yra tiesiog sukurtas ir išrastas labai paprastas dalykėlis, tai tokie, pavadinkim, neperšlampimi maišiukai draibegai. Savo rankai turiu tokį, kaip pavadinkim, jau padoresnį maišelį, kuris tiesiog veikia tokiu principu, kad jį sudedat kažkokius tai daiktus ir jisai tiesiog per keletą tokių suspaustukų, šiuo atveju netgi 3, užsisandarina. Ką vėliau dar darom, tiesiog jį dar apsukam keletą kartų. Taip, ir tiesiog dar kartą užklijuojam. Tokiu būdu jūsų telefonas ar kiti daiktai tampa faktiškai kaip ir vandenį nepralaidus. Jūs galite, nežinau, įsimest kažkur kuprinę, nešiotis ant kaklo ar panašiai. Vėlgi turiu ir kitokių maišelių, tai yra čia šitie tokie, pavadinkim, minkštesni, paprastesni. Jie veikia lygiai to pačiu principu, kad yra pora suspaustukų, dedam į juos kažkokius asmeninius daiktus. Užspaudžiam ir tada dar kartą apvynioja, užsandarinam. Vėlgi, ką turėtumėte žinoti, jie kainuoja, nežinau, apie kokį taip 10, 15, 20 litrų. Jie galbūt pravarčiausia rinktis kažkokį labiau storesnio plastiko maišelį, nes šitie minkštesni, jie po tiesiog kažkurio laiko tarnavimo jie paprasčiausiai suplyšta, pradeda nebesandariai užsiklijuoti, tiesiog geriau jau įsigyti tokį tvirtesnį daiktą, kuris tarnaus ilgiau ir tiesiog mažiau bus rizikos, kad paskandinsit kažką tokio. Jeigu šnekam apie kažkokį jau didesnį komforto lygį, tai yra apie drabužių išsaugomą, nežinau, miegmaišio ar šiaip kažkokių kitų daiktų, yra ir kitos priemonės. Tai yra tokie, taip vadinami jau didieji neperšlampimi maišai, draibegai. Šitas konkrečiai yra 30 litrų tūrio ir jis tiesiog, ką turi, tai jis turi tą tokį kiek kitokio užsandarinimo mechaniką. Čianai nėra jokių jau lipukų, jokių kažkokių tai tiesiog suklijuojamų dalių, jos paprasčiausiai daroma taip. Mes kelis kartus taip susukam ir galiausiai tiesiog sukabinam. Štai tokiu būdu toks krepšys jis nėra skirtas kažkokiam tai nardymui, nežinau, tenai giliavandeniam ekspedicijom, bet tiesiog jisai apsaugos tikrai nuo lietaus, nuo kažkokios tai drėgmės ir jeigu jau iškris iš valties ar iš baidarės, tai daiktai, jie vienas dalykas neskęs, nes jame susikaupia tam tikras kiekis oro ir kitas dalykas, jie tiesiog nesušlaps, bet nepasitikėkite jo 100%, kad sakau, jeigu jau nardysit su juo, skandinsit, gali būti, kad jisai ir praleis kažkada. Vėlgi, kuo tokie maišai geri, jie pagaminti iš tokio storesnio PVC, šis galbūt kiek plonesnis, o štai šis jau yra tikrai gan storas ir gan didelis 500 litrų maišas. Jisai geras to, kad vėlgi jį galima sutalpinti gana daug ir jis jau nebaisu su juo, nežinau, traukti iš baidarės, kažkur užkliūti už kažkokio stresnio kampo, eiti per šakas užkliūti kažkur, tai jo jau taip paprastai nesudraskysit, nesuplėšit. Vėlgi jisai užsisandarina, tuo pačiu principu. Mes susukom, sukabinam. Galim permest kažkokią tai virbutę tiesiog ir neštis ant peties, ar kažkaip jie tokie yra pakankamai autonomiški ir skirti nešiotis taip su savim. Ką dar galite rasti rinkoje? Tai galite rasti rinkoje dar tokį tarpinį variantą tarp šių ir šių. Tai yra tokie lengvo plastiko arba netgi nailono šiek tiek gumoto maišai, kurie skirti, jie gali būti vėlgi nuo kokių 10 iki 30-50 litrų, bet jų problema yra ta, kad jie yra pagaminti iš gan minkštos medžiagos, panašios į šitą, gali jį vadintis ten įvairiais kažkokiais gudriais vardais, bet juos jau turėsi tiesiog, nežinau, sudėti kažkokius daiktus, atsarginius drabužius ir dėti į kuprinę, kad tiesiog jie nesušlaptų, nes jie patys savaime rizikuoja neždami jos pradurti už kažkokios medžių šakos ar baidarės kampą. Tai tiesiog, vėlgi, įsigykit keletą tokių ir turėkit mažesniems daiktams laikyti, kad nesušlaptumėt ir išvengtumėt kažkokių problemų. Ir turėkit didesnių, patogesnių pagal jūsų keliavimo įpročius, kurie tiktų jau kažkokiam drabužiam ar šiaip visiems daiktams susidėti. Vėl, nenardykit su jais, nežinau, specialiai nesistenkit, bet jeigu jau taip atsitiks, kad iškris daiktai iš valties, ar tiesiog bus didžiulis lietus, tai daiktai nesušlaps.
čia ką, pinigai lieka sausi, telefonas vis dar veikiantis, o tiesiog kažkokie drabužiai vėlgi bus pasišlapę. Tiesiog nukratykit tą susikaupusią drėgmę prieš darydami. Voilà. Tai ką, tokių jau didesniųjų maišų galite įsigyti ir Lietuvos parduotuvėse už kokių 40, 50, 60 litrų. Viskas priklauso nuo gamintojo ir jo vardo prekės ženklo. Tiek.